Sveiki. Stomatologai atliekantis dantų higieną pamatę šitą įrašą, ko gero labai susijaudins, kadangi jie neteks darbo, o jūs sutaupysite nemažai pinigų ir laiko. Viename stomatologų tinklalapyje parašyta, net ir kasdien kruopščiai valant dantis, laiku bėgant susidaro kietieji dantų akmenys, kurių pačiam pašalinti neįmanoma. Todėl bent 1-2 kartus per metus būtina atlikti profesionalią dantų higieną odontologo kabinete. Nuo savęs pridėsiu ir palikti jiems nemažą pinigų sumą. Jie rašo netiesą. Dantų akmenis galima pašalinti pačiam. Tiesiog per keletą dienų juos ištirpinti savo pasigamintų skysčių. Jeigu šitas įrašas išplis, dantų higienos specialistai tiesiog neteks kliento. Todėl nenustebsiu, jeigu komentaruose prasidės puolimas. Pasipils komentarai, neva aš melagis, sukčius, apgavikas. Dasigyvenom. Išsivysčiusiame pasaulyje mes degradavom taip, kad patys negalim pasirūpinti savo dantų higieną. Ir jūs sakote protingi žmonės, kurie nesugeba savarankiškai pasirūpinti savo srėbtuvės higieną? Nereikia bijoti pasijuokti iš savęs. Aš pats eilę metų kasmet eidavau pas stomatologus šalinti dantų akmenų. Kartais tekdavo apsilankyti 2-3 kartus, atlikti keletą seansų, kad mano burnoje iškuoptų susidariusius akmenis, kurie ten atsirasdavo paslaptingų būdų. Visi stomatologai nutyli svarbų dalyką. Prašau, atsakykite, jeigu žmogus kiekvieną dieną kruopščiai valo savo dantis, dėl kokios priežasties susikaupia dantų akmenis? Nei vienas stomatologas jums neatsakys, aiškiai ir suprantamai. Ir konkrečiai. Atsakysiu aš. Ne iš karto atsakysiu, šiek tiek įrašą ištempsiu, išlaikysime intrigą. Dar 1-2 minutės. Pas stomatologus pašalindami dantų akmenis, jūs pašalinate simptomą, bet ne priežastį. Tokie simptomai kaip dantų akmenis, liežuvio apnašos ir netgi pleiskanos, tai yra mūsų organizmo skambutis, kad kažką mes blogai darome. Bet į tai rimtai niekas nežiūri. Aš vienu metu turėjau ir dantų akmenis, ir liežuvio apnašas, ir pleiskanų daugybę. Ir plus dar psoriazę, žvynelinę, kuri laikoma neišgydoma. Ir tik tada, kai aš išsigydžiau psoriazę, mano nuostabai išnyko visi paminėti simptomai. Tai reiškia, aš pašalinau priežastį. Tai buvo prieš keletą metų. Per tą laiką į šitą temą aš įsigilinau. Mangi patinka knystis iki šaknų, iki tiesos. Todėl galiu pasakyti, jeigu nesiimti priežasties pašalinimo, gali pasibelsti ir vėžys, kadangi dažniausiai ir vėžio priežastis yra ta pati. Daugeliu atveju tai atsiranda būtent dėl organizmo pH balanso pažeidimo. Štai jums intrigos atomazga. Paprastai sakant, visi tie simptomai atsiranda dėl organizmo šarmų rūgščių pusiausvyros pažeidimo. Tai atsitinka dėl produktų vartojimo, kurie stipriai rūgština organizmą. Dabar, kai simptomai dar tokie lengvi, jūs galite į tai nekreipti dėmesio. Tačiau prisiminsite mano žodžius, kai ateis rimtesni susirgimai. Tai tik laiko klausimas, kokį susirgimą gausite. Aš tuo metu gavau psoriazę, su kuria gyvenau 28 metus. Ir visą tą laiką pas mane buvo ir pleiskanos, ir kaupėsi dantų akmenis, ir liežuvio apnašos. Kažkodėl pas mus nėra plačiai kalbama apie tai. Dauguma net nežino, kas yra tas pH. Dar anksčiau tarybiniais laikais, kai maistas buvo paprastas ir maisto pasirinkimas buvo labai ribotas, tokios problemos nebuvo. Per paskutinius kelis dešimtmečius mano amžiaus žmonės ir vyresni puikiai matome, kokios permainos įvyko. Dideli prekybos centrai, o ten pilnos lentynos tokių produktų, kurie maistui netinka, kadangi tie produktai rūgština organizmą. Ir mūsų organizmas jau nebesusitvarko. Dauguma valgo ne tam, kad pamaitintų savo organizmo ląsteles naudingom medžiagom. Žmonės ieško maiste malonumo. Ir jeigu maistas neskanus, tiesiog nevalgo. Manau, dėl tokio menko sutrikimo kaip dantų akmenis, jūs nepulsite keisti mitybos. Tačiau dantų akmenis galima tikrai pašalinti labai lengvai. Pavyzdžiui, aš nesenai dariau eilinį mitybos eksperimentą, kurio metu pas mane labai greit susikaupė dantų akmenis.
ištirpinau juos per 2 vakarus. Paskutinius keletą metų, kai pastebiu dantų akmenų kaupimąsi, visada atlieku tą pačią procedūrą. Taigi, aš žinau, kaip ištirpinti dantų akmenis savarankiškai namuose. Todėl kiekvienas gali aplamai pašalinti dantų akmenų kaupimosi priežastį. Tai susiję su tam tikrų produktų vartojimu. Jų vartojimą galime sumažinti arba laikinai atsisakyti jų vartoti. Tai bus pašalinta priežastis. O jeigu norite pašalinti simptomą, tai ir per 2-3 dienas galime pašalinti simptomą. Pavyzdžiui, man dantų akmenų kaupimasis tai yra signalas, į kurį aš reaguoju ir imuosi atitinkamų priemonių. Procedūra labai paprasta, dantų emaliai nekenkia, netgi naudinga, plus padeda išvengti karieso, kadangi sustabdo visus puvimo procesus burnoje. Procedūra atliekama namuose ir praktiškai nieko nekainuoja. Todėl aš parašiau keletą atskirų vaizdo įrašų. Viename bus metodika, kaip atsikratyti pleiskano, kadangi pleiskanas Lietuvoje tapo masinė problema. Kitame video bus dantų akmenų ir liežuvio apnašų pašalinimo procedūra. Ir aišku, išvardinsiu produktus, kurie labiausiai rūgština mūsų organizmą. Kaip minėjau, dantų apnašų ir pleiskanų atsiradimo priežastis ta pati, bet atsikratimo būdai yra skirtingi. Jeigu dantų akmenis galima ištirpinti per 2-3 dienas, tai pleiskanų neištirpinsi. Su pleiskanom reikės daugiau kantrybės ir daugiau pažaisti. Taigi, nuoroda bus įrašo aprašyme. Iki.